Kanoše, čia Čekijoje. Ten yra kažkokie dideli kalnai, tikėtina pravažiuosim pro krioklius, pro vaizdingų maršrutų, pamiegojom čia, iškepėm dešrelės, pailsėjom ir dabar yra 10:30, tai judam. Labai graži diena, saulėta, nameliai tie. Faini tie slidinėjimo kaimeliai tokie. Mhm. Taip. Va, keliausim su Pifu prie krioklio. Vusia? Azylė, kaip tu ten laikaisi? Gerai? Va, tai tiek ir yra, bet iš tikrųjų jisai turėtų būti jau nuo čia jisai turi kristi tas vanduo, bet vandens nėra. Geriausia, aš manau, reikėtų atvažiuoti rudenį arba pavasarį, tai turėtų būti tikrai daugiau vandens. Čia toliau eiti negalima, parašyta stop, bet dėja waterfallo norėtųsi daugiau. Bet mes iš tikrųjų ir tikėjomės, kad vasara jis nebus toks įspūdingas. Išbandėm pirmą kartą kuprinę ir treniravomės su Pifu namuose, kuris dingo. Kažkur jau jisai ten miega. Sėdi ko puikiausiai, jam visai nieko patinka. Jis ten iš vis gali atsigulti ir savo gulėti ir čilinti ir jį visur nešioja. Tai pirmą kartą išbandėm, visai gerai, labai patogu. Nes iš tikrųjų nėra labai patogu su šuniu vaikščioti kažkur. Nes jisai tempia. Yra vietų, kur negali užeiti, pavyzdžiui, su šuniuku, bet su kuprinė visai smagu. Jeigu šuniukas nėra sunkus, Pifas sveria kažkur 7 kg 800 gramų, tai kuprinė nėra sunki tikrai. Tai, aš manau, čia viskas bus iki 8 kg. Visai patogu, va šitas diržiukas labai padeda. Tikrai galima keliauti. Už tai rankos yra laisvos, gali filmuoti, gali žiūrėti, gali vaikus laikyti, taip ir buvo planuota, kad mano rankos būtų laisvos. Įsigijau šitą kuprinę. Visai smagu, man labai patiko. Jums rekomenduoju. Čia irgi va, waterfall. Aš laikausi iš medžius. Gerai. Dar vienas devices su Pifu. Toks krepšiukas ir va. Ir jis pats savo vaikšto. Labai patogu, kad čia galima tik paimti jį. O, čia tai gražu. Įdomu, man kiek jis užtraukia? Žiūri, įlindu, net nepastebėjau. Akmenys va kokie. Pažiūrėkit tik tai. Tokie kaip, atrodo, va čia kaip sudėti viens ant kito. Važiuoju, tu lipsi? Ir tu lipsi, davai, opa. Nu, davai, opa. Davai, opa, vaikeli. Į mamą dabar.
Опа, там давай. Опа. Važiuojam. Važiuojam, Pifusi. Važiuojam. Tem, mama. Važiuojam. Ten va urvai tokie. Va, Pifusi ateina uogauti irgi. Va, Pifusi uogauk. Dar uogauk, va. Va, uogytė. Nematai, va. Rodau tau, va. Nu, valgyk ją, valgyk. O, taip šaunuolis. Dabar čia ateik, Pifai, čia. Čia va uogytė, matai? O, tai. ir rauda jisai. Va. Va, žiūrėk, va uogytė, va. O. Ką, nepatiko tau vandenukas, ane? Nepatiko, nenori. Pamirkė kojytis, mama, per prievartą. Tokį grybą baravyką radom. Pilna, va, mėlynių. Pifas jau surado kažką. Kažkas ten gyvena. Medžioja jau šuo. Pifai, ką tu ten suras nori? Dabiva. Valiam. Nieko mes čia neprimedžiosim. Jau jaučiasi, kad mes aukštai užgula ausis. Žmonės tiesiog sustoja ir matyt čia miega. Važiuojam į Karkanošės nacionalinį parką. Tenai yra du kaimeliai tokie. Vienas labiau toks turistinis, kitas ramesnis, bet arčiau Snieškos kalno, didžiausio Čekijos kalno. Tai nusprendėm į tą ramesnį, bet už tai arčiau to kalno pasižiūrėti. Daugiau bus įdomių vietų pasivaikščioti ir manau gražiau bus tenai. Važiuojam pod Snieškau, taip vadinasi kaimelis, apie 600 gyventojų, bet žiemą ir vasarą būna daugiau tų gyventojų. Jisai yra 800 metrų aukštyje, turi keltuvą tenai, yra kažkokių restoranėlių ir labai daug tenai yra pasivaikščiojimo takų. Važiuojame dabar vis aukščiau tokių keliukų. Ir kažkur turėtumėm jau įvažiuoti į Čekijos Respubliką. Kirsim sieną tarp Lenkijos ir Čekijos. Įdomu, ar bus kas nors ten. Granica, va. Viskas. Kažkada, kai planavau labai seniai šitą kelionę, tai viskas atrodė labai kažkaip sudėtingai ir neįmanomai. Bet dabar atvažiavom net iki Čekijos. Kol kas viskas vyksta taip, kaip ir suplanavau. Ir atrodo ne taip baisu, kaip galvojau. Tai visos mūsų svajonės pildosi. Tik reikia įveikti savo baimės. Suradom pagaliau kur gyventi. Tai Bookinge kaina buvo 140, tai pavažiavus čia kaina pasidarė 130 ir Bookinge mes turim antro levelio nuolaidą, bet 10 eurų buvo pigiau, bet už šuniuką reikėjo mokėti 10 eurų, tai kaip ir gavosi kaip ir nemokamai. Čia įeina pusryčiai į tą kainą. Yra tokie du kalnai čia. Va, vienas ir šalia kitas. Tai vat vienas iš jų yra tas Snieška. Tai aukščiausias Čekijos kalnas, tai panašu va šitas, nes vizualiai tai matosi lygtai, kad šitas aukštesnis. 1600 metrų. Tai aukščiausias Čekijos kalnas.
Patikslinu informaciją, tai sumokėjau visgi 136 eurus konvertavus iš tų kronų. Tai va, netgi 4 eurais gavosi pigiau, sumokėjus netgi kartu už šunį. Šnyčelis. Šnicelis. Užsakėm 3 šnicelius ir guliašovos sriubos. Gali Su šeiba. pupelėm, su mėsytė. Kaip skanu. Šnyčelis. Čia Skanaus. pifų šeptis turėjau. Nu, eina pažiūrėsim, ką mes čia turim. Fulė. Aha, turim va čia kambariuką. 3 lovos. Stalas, kėdė. Oi, tai kaip gerai, kad mes čia turim ir čia. 3 lovos. Stalas, kėdė. Tualetas, dušas. Gerai, visko, ko reikia. Va toks paprastutis, bet visai gerai. Čia va mūsų vaizdai pro langą. Einam į viršų. Tokie vaizdai. Kažkas beldžiasi.